Labas rytas su gražia diena visus. Nu, jau kai žiūrėsit, jau vakaras bus. Nu, bet nesvarbu. Vis tiek saulikė, kai išlindus iškart nuotaika kitokia. Judesiuko noris. Nu ką, eisim daryt tą judesiuką. Jo, čia biškį apeisiu, apžiūrėsiu. Iš ryto biškį skelbimukus pasitvarkiau, prisėdęs nuo 6:30. Tai dabar lieksim, čia biškį apsimėtom, pasižiūrim kas ką ir lieksim į garažą. Pasatukas laukia. Viskas, setukas išvažiuoja. Išvažiuoja. O mes važiuojam į garažą. Žodžiu, chemijos parveš rytoj. Rytoj jau bus. Tai 2 kanistrus iškart rezervavau. O šiandien dar kažkaip įsiversim. Dar ten vienai mašinai kaip ir yra. Tai pasidarysim. Gerai, važiuojam. Užteks maltis nesąmonėm. Viskas. Nebėr setuko raudono. Yra tuščių vietų. Prašau, atvažiuokit, pastatykit savo parduodamą mašiną. Gal kažkam reikės. Laukiam ir šiaip atvažiuot, pasivaikščiot. Pažiūrėkit, koks oriukas. Dieną dar sušils, sniegai nutirps. Liuks. Nu, va, biškį garaže apsitvarkėm. Kaip čia tos mašinos su tuo sniegu. Užknis, nu visur nutirpė, kaip specialiai. Priekiniai stiklai visų. Ten, kur kaina sudėta. Blecha. Nenervuokit manęs, seno žmogaus. Jo, lėkiu dabar laido. Jo, laido kažkiek ir prailgintuvą reikia su 3 šakutėm nupirkti. 3 įjungėjais į rozetką. Kur čia arčiausiai reikia, jau čia iki moki vežį paliekti ir paimti. Nu va, atvarėm. Einam dabar ieškoti kažko tai. Parė jau visokia še. Bet viskas reikalinga. Jo, aišku, turėjau ten visokių tų iš senesnių visokių dalykų buvo, bet naujas namukas, reikia viską naują. Dėl 20 eurų nenumirsim, bet su elektra žaist negalim, bus saugu ir tvarkinga. Gerai, dabar lėkiam jungti. Pareinu. Ką tik buvau nuėjęs golfuką 5 vyšnių neapžiūrėti. Čia su juo irgi bus atviri pasiūlymam. Pradėjau fotkintis BMW 7PM baltą ir atvažiavo, sako, važiuojam. Turim mašiną, parodysim. Nu, žiūriu, 5 golfas vyšninis, aišku, ten slenkščių nebėra. Padanga nuleista, tai dabar pakraus akumą. Pripūs padangas, atvarys į aikštelę ir parodysiu jums, kas ten per daiktas, dokumentai tvarkingi. Žmogus užmiršo, kad tokia stovi iš viso, kad turi. Kartais pasitaika, kam nepasitaika. Nu va, sufotkinta šitas, dar reikės va šitą biškutį perfotkinti. Ana įdėta. Taip, ką mes čia dar turim. Jo, daugiau viskas tvarkoj. Dar šitą, man atrodo, žmogus paims kažką, tai nuvažiuos padaryti jai. Laukiam žmonių atvykstančių paskolikę tvarkytis. Vienas žmogus nuotoliu susitvarkė. 3,5 tūkstančio pasiėmė. Jo, elektrą pajungiau.
Viskas dabar viduje ir šviesa veikia, rozetės, viskas funkcionuoja taip, kaip priklauso. Va ten va įvedžiu, aišku, reikės dar biškutį apdirbti. Ir va gražiai va po apvado laidas praėjo į apačią ir po namukų. Tai va, jo, einam dabar baltą BMW į Facebooką patalpinsim. O, jeigu ne lietus, tai jeigu ne sniegas, tai lietus. Ką, kai nikė atspausinom, lemba. Jaučiu čia ta skelytė viena yra. Reikia leksusiuką čia įvaryti. Uždėsim kainelę. Jo. Taip. Kur tai rakčiukai? Va. Ir lauksime jūsų atvažiuojant šitos mašinytės. Viskas va. Atspausdinta. Telefono numeriukas. Kainelė 7,5 eurukų. Jeigu norit patikimos tvarkingos mašinėlės, prašau, jūsų laukiame. Visada. Jo, varykimės jį ten biškutį arčiau, labiau matomą vietą. Nu čia irgi, jeigu kas ateina jau šiaip ar taip, jau apeina visas. Tai čia skirtumo kaip ir nėra, bent dėl estetinio vaizdo va. Kartu prie visų. Jo, blemba, jūs mato dar ant priekinių langų sniegai. Nu, blemba. Biški žiauru. Atrodo į tuo šilumos laukiau. Va, 7 rodo. Bet vis tiek apsnigė. Jau asfaltas aikštelėje kaip ir sausas. O ant langų sniegas stovi. Nieko, lauksim, parodysiu golfiuką tokį vyšninį, atvarys 5. Reikia ten jam padangėlės pripūstą, kūmą pakrauti ir atvažiuos. Sakė, atvarysiu, paliksiu su rakčiukais viduj. Galėsiu pardavinėti. Laukiu, apžiūrėsim. Parodysiu jum būtinai, kas ten per daiktukas. Tai BMW modeliukų turim va. Ir 1, ir 3, ir 5, ir ten toliau baltą 7. Tai va. Jau atvažiavę turėtumėt išsirinkti. Visos geros, nesudroštos, nesunešiotos. Liuks. 1, 5, tai iš viso ledinės mašinikės. Šitą ir ana. Tikrai rekomenduoju atvažiuoti, pasižiūrėti. 7 reikėtų žiūrėti, kažkas ten yra 1 cilindro klaida. Nori išmeta, nori neišmeta. Gal žvakę, gal bobina. O su 3 irgi viskas tvarkoj. Su ta trojkikė. Irgi viskas su juo yra gerai. Užsikūrėt, prisipila degalų ir lėkėt. Va, ir Volvikės 2. Vargšės, stovi, lauk savo šeimį, žiūri mane dabar. Nieka, atvažiuos, vieną dieną atvažiuos kažkas. Nepergyvenu dėl to. Tikrai geros mašinos. Nei biškį nestresuoju. Tiesiog dabar toks momentas, kai, nežinau, kažkoks apstojimas visur čia ir su kolegom pasišneki, ir su bankais. Kažkoks sąstingis. Netikėtas, neregėtas, neplanuotas. Tai va, garaže kas? Garaže pasatukas valos, tvarkos.
vėliau lieksim pasižiūrėti. Čia sutvarkyta, skelbimukai sudėti, kiek įmanoma. Nu ką, laukiam jūsų. ir jos laukia. Visos jos laukia jūsų irgi. Žodžiu, pakūrė su boosteriu, padangėlės pripūtė. Va, golfesteris. Prašau. A ką, ne mašina? Mašina. Kas čia gera? 1.4 benziniukas. Aišku, reiktų čia sėdynės pravalyti. O daugiau ką? Nu, akumą reikės išimt pakrauti. Tai va, 1.4 benzas. 2005 metų 6 mėnesį. Parktronikai dar yra įdėti. Nu va, kartais į tokių mašinų turim. Bet žiūrint į vidų, tai blemba, nei sėdynė čia nenuplyšė, nei išdriskė nieks. Nu, žieminės padangėlės, bagažinė neatsidaro dabar, nes akumuliatorius ragas. Va, parkai gale. Tik va, jis turi vieną bėdą. Slenkščiai nelabai gražus. Čia biški pabruozdinta. Spalva. Vyšnė, zimnėje vyšnė. Stabdžių diskai matos dar žmogaus netaip senai keisti su kaladėlėm. Mėsytas dar yra. Ką priekiniai jau su palangėm biški. Nu bet va, lempos vietoj, viskas vietoj. Slenkščius tai reikia, va, pažiūrėkit. Ragas. Dugnas gerai. Bet slenkščius tai reikėtų persivirint. Čia va biškutį. Nu bet čia smulkmenas tokie. Biški buferis nesueina. Nu ką, daugiau. Kilimukai va tvarkingi sudėti. Išsiurbliuota. Biški pelėsiuką. Kas bagažiniai? Gera. Sėdynės atsilenkia. Atsidarom sėdynę, pažiūrėsim. Dang čia bagažinės to nėra. Ne, nu tai jūs pasižiūrėkit, va. Nu, ką dabar pasakysit? Stabdžių diskai nauji net sudėti. Šiukšlių maišai pravers. Zapaskė, dankratas, visi reikalai. Gerai, čia nebesigilinam. Jo, toks va golfiukas. Lubos veikos, nei atkritę, dar ir geros veikos lubos. Nu jo, reikia išimtą kumą pabandyti pakraut. Šiaip tai viduje apart magės vieną mygtuką tą nusitrynusi ir aplink bėgių ričiago tą odą. Tai daugiau kaip ir nu ką. Čia gale ir kliukai. Važiavo, viskas veikia, klaidų jokių, nėra čia tų klaidų ką mest. Rida jo, man atrodo, yra 140 tik tai. Bet tik nesuprantu, stabdžių diskai, tai ten priekiniai gal sudėti. Nes čia matos, kad nesenai ir keistinė, tai tie suportai ir tie neprūdyje. Nu ką, žinau, tokį va tą mašinikė. Eisim, aš turiu Volvikiai. Jo, turiu Volvikiai akumuliatorių su krokodilais. Eisiu, atsinešiu, pabandysim pasuk degimą, pakurt, pažiūrėsim, kaip čia dirba. Technikinis jai pasibaigęs yra 23 metais Liepos mėnesį.
Žodžiu, mašina šitą stovėjo kiemo kampe apkrauta su viskom ir žmogus iš vis buvo užmiršęs, kad ją turi. Būna ir taip. Tai va, prisiminiau, sakė, kad turiu, tavo mašiną duosiu parduoti. Tai va, 300 eurų nesiūlykit, nesakau, 300 eurų, tai varys jie ten tą kompensaciją susitvarkys, nu tos lenkščius įsivirint reikia per pusę kokiu graviteksu ir viskas, važiuojantį. Variklis sausas parodysiu, nei apibėgęs kokiais tepaliukais, nei nieko, bėgiukai stamantrus neišplėręs, ant kabikė viskas gerai pasiden veikia. Tikrai prabėgas nėra didelis. Nueisiu akumą, prijungsiu, įsijungsim vėl. Nu, einam pažiūrėsim. Su originaliais Moskvičiaus laidais. Žiūrėsim. Žiūrim, ką turim. Nu, muzika. Veikia. Kad ir ką pasirinktumėte. Prašau. Gerai, išjungiam, kad nečiulptų energijos. Taip. Va, bėgiukai tvarkingai, be jokių ožių. Tuoj vairą atrakinsiu. O. Dirba. Blemba. Tyliai, gražiai. Biškių klaidų yra, reikia. Va, Rida 132. Tai ką jūs galvojat? Tai kaip mašinikė? Jo, akumas visiškai nudusęs buvo. Ir dabar dar tebėra nudusęs. Tuoj pažiūrėsim motoriuką. Nu, dabar pasižiūrėkit variklį. Kaip čia tas dantis atsidaro. Jokia, niekur nėra tepalo prasiskverbimo. Vapšė. Sausas. Nei po apačią, nei iš viršaus, nei iš jokių kitų galų. Visiškai sausas. Ką čia, kums rodo. Nu, tas akumuliatorius irgi nėra taip senai pirktas, bet tikriausiai nusprogęs visus metus stovėjo, tai reikės gal bandyti 100 pakraut, parsivežti. Opa! Pažiūrėsim. Atsijunkim. Nu va. Dirba viskas. Viskas dirba, viskas veikia. Ką, tepaliukai irgi pakeisti, lipdukai čia sudėti. Kondiškė. Gal ir bagažinė atsidarys dabar. Ne, neatsidaro bagažinė. Iš vidaus gal kur atsidaro? Ne, va. Signalizacija yra. Pultelis. Žmogus lipdukus Lukoilo rinko kažkada. O šiltą orą jau pučia. Nupasaka, čia kas viskas dirba. Girdit? O ko ne mašinikė, nu. Bet tai Rida tai įspūdinga, aišku, čia tos klaidos užgešia, pravažiavus biški. Va, vairas dega, oranžinė spalva. Tai tie dalykai turėtų užgesti, manau. Šviesos, skidelis melsvai šviečia. ESP. Viskas savo vietoje, reikia išsivalyti, reikia šitą pasikeisti. Ką čia dar sakiau, reikia pasikeisti, va. Šitą reikia pasikeisti, čia gali net didelę magiją įsidėti. Ir slenkščius persivirint, nusidažyti. Parktronikai, kaž veikia jie.
veikia. Prašau. Va. Yra tokia mašinikė. Tai va, ką domino, pasiūlykit bent kokios, nežinau, 500 eurų. Vien dėl to, kad rida tokia. Tikrai. Vien dėl ridos automobilis vertas dėmesio. Nei aplink rankenykės, niekur neišpuvę, neiškirmyje, nėra jokių korozijų, bet tik tai slenkščiai. O daugiau kaip ir viskas veikia čia. Posūkiai veikia. Posūkiai ant veidrodėlių. Mirksi. Avarinis. Pipsas. Kaip techninėse apžiūrose. O jeigu nesniegas, tai lietus. Kažkas turi būti vis tiek. Nu va, kaip jums Pemts Golfiuks. Dar ką tik buvo užliekęs draugelis, nusipirko iš Gargždų Audi 80 kupė bulka. Įspūdinga. Mašinytė 112 pravažiavus tik tai. Nostalgija, ką tik prasilėkėm biškį. Liuks. Jo, o aš ką, apsitvarkiau reikaliukus. Mes čia ką galėjau sufotkinau, sudėjau, sukėliau, kainas uždėjom, ant panelių kainas padėjom. Nes čia iš po to snygio tikriausiai reiks daugiau mašinų ant panelių sudėtas kainas. Ir ką? Ir nieko. Aprodžiau jum Golfiuką, garaže Passatas, valos tvarkos, o aš tikriausiai lėksiu iki namų pavalgyt. Kiek čia tų valandų? 4 greit. Lėksiu pavalgyt pusryčių ir pagulėt biškutį, paskui vėl reikės išlyst važiuoti čia. Blemba, reikės važiuoti valytuvus, pakeisti su tokiu garsu valo, kad baisu. Greitoji nurūko, o ten po tiltu tie gerieji darbininkai kamščius padarė vėl kosminius. Blemba, kaip man jie atsibodo čia, aš nebegaliu. Mėnesį laiko, karočią dažą, tiltą apačią. Ne vienas žmogus, o keliese. Aš nežinau, aš ten per savaitę dirbdamas jau čia nudažyčiau tą tiltą apačią. Čia mėnesį. Aišku, kur skubėt, kai valandinį atlygį gauni. Kur čia nubėgsi, bet jau tikrai erzino. Ne vien mane, visus, kas čia važiuoja, kas iš pažįstamų pro čia važiuoja, kiekvieną dieną tą patį vargą atvarkti. Ir kažkokių alternatyvų nėra, nebent čia kelis kilometrus aplinkui važinėtis, bet, nelogiška biški. Apskritai, švykai. Karočią kelias uždarytas, technikos pristatyta, o žmogaus nei vieno, nes aišku, lietus lyna. Per lietų irgi nedirbsi. Ką čia draskysies? Mikriukas sulindė, langai užrasuoja. Ir pochui, kad žmonės gal skuba, gal su reikalais, greitoji nulėkė, įstrigus buvo, niekam neįdomu. Žodžiu. Ačiū Dievui, išsivadavau. Kaip įsakiau, pro šalį pralėkiau. Vienas kažką atsitūpė su telefonu krapšto, daugiau visi mikro sulindė, lietus lyna, nesiskubino, nesvarbu, kad pusę kilometrą eilė kamštį susidarė, be 3 minučių 20 minučių prakimarino aš čia. Neblogai, šaunuoliai,
švykai, specializuoti švykai, varykit taip ir toliau. O ką, o ko ne? Renault Megane įdomi, ne? O namuose ilgai nepabuvau, va. 15 minučių, 20. Lėkiam į aikštelę, atvažiavo žmonės Fiat 500. Lieks prasibandytoj. Fiatuką. Graži iš tikrųjų mašina, nenudremšta, vidus tvarkingas atrodo. Nu. Ai, bet to šiandien nebe nuvažiuosiu ten tuo pasatuką parodyti. Rytoj iš ryto nulėksim kartu su jumis visais ir pažiūrėsim, kaip jis ten gavos, nes dar žmogus dirba, nenoriu trukdyti, gazdinti ir ten landžiot, maišyti darbą. Tegu padaro savo darbą, o jau mes įvertinsim rytoj. Viskas hebrytė. Fiatukas 500 išvažiavo, turi naują šeimininką. Nors vieną mašinytę, va, sulaukė, akytėm žiūrėjo per vartus, sulaukė. Prašau. Išvažiuoja pirkėjai. Tvarkingi žmonės, pajuokavom, pasišnekėjom. Beje, mūsų YouTube'ės kanalo prenumeratoriai. Va, liuks. O mes ką veiksim čia? O mes tikriausiai, kad 7 valandos, po 7 truputį. Tikriausiai, kad lietus lyna, darysim vartus ir bandysim vėl į namus važiuoti. Bet jeigu kažkam kažko tai reikia, skambinkit, atlieksim per 10 minučių. Tai va, ir tikriausiai, kad šiandien atsisveikinsiu. Kažką nuveikiau, kažką parodžiau jum gal. Ačiū, kad žiūrit. Ačiū, kad jūsų virš 600. Spaudžiu jum dešinę visiems. Ir iki rytojaus vakaro. O tam karteliui tiek. Jeigu domina kokią nors mašinytę, prašau, skambinkit, rašykit. Visada atsakysiu į visus jums rūpimus klausimus. Viską parodysiu. Jeigu kam kažkas įdomu ar apie mašiną, galėsiu parodyti, užkurti, virtualiai pravažiuoti. Gerai. Iki rytojaus.